Sveiki visi. Tai dabar tokia mano kasdienybė. Tai tikriausiai be lėliuko video niekaip nepadarysiu. Bet norėjau išbandyti kažką naujo. Prisipirkau iš defektų skyriaus iš knygos LT knygų belenkiek. Tikriausiai kokia 80% garsinių vaikiškų knygų ir dar ten kelios negarsinės. Norėčiau parodyti dėžę, bet nepakelsiu visko. Tai žodžiu. Ir galvojau, kuo skiriasi, šiandien ryte galvojau, kuo skiriasi unboxingas nuo holo. Tai kažkaip, nežinau, kodėl sumašiau, kad unboxingas tai tipo, kai pakuoji vieną dėžę ir kokį nors prietaisą rodai, ten, nežinau, telefoną ir ten dar kažką, o holas, kai jau prisiperki daug, nerodai pačios dėžės pakavimo gal, nežinau, ir tada rodai belenkiek daiktų, tai pavyzdžiui, ten kosmetikos, drabužių, knygų, tai nežinau, tai tikriausiai unboxingas čia netinka. Tai holas, knygų holas. Tai va, tai bus visos vaikiškos nuo visai lėliukų iki maždaug, nežinau, 6-7 metų, gal daugiau, nes turiu 3 sūnus, vienam 6, kitam 4 ir dabar lėliukas. Tai parinkau visiems ir papasakosiu kodėl. Šiaip iš tikrųjų aš šitų knygų vidaus nesu mačius, nes internetu pirkau ir ne visose tam puslapį, kur galima pasirinkti, pažiūrėti ištrauką, tai man atrodo niekur net nebuvo jų. Ir pirkau būtent garsinės, nes defektų skyriui būtent tokios ir buvo. Nes šiaip jos kainuoja gana brangiai, tai nežinau, būčiau į bankrotą išėjęs, nors ir dabar brangokai buvo, bet norėjau išleisti gautą kuponą dovanų. Tai va, tai nežiūrėjau knygų gyvai, tai bet galit girdėti, kad pakuoju popierių. Tai va, tikrai belenkiek knygų. Tai pradėkim tiesiog, nuo viršaus imsiu ir jums rodysiu, nes sakau, dėžės pačios, tai čia tupinėsiu pirmyn atgal. Tai Gyvūnų karnavalas, pati pirmoji. Leidyklos Nieko rimto ir daugiausiai bus Nieko rimto, nes būtent joms ir buvo defektų skyriai išpardavimas ir jos orientuojas į vaikų literatūrą, į vaikiškas knygas. Tai jo. Ir sakau, defektų skyrius ir galėsim paieškoti defektų kartu, bet pavyzdžiui, dabar aš žiūriu, tai visiškai nauja, nuliovo knyga. Ir pavyzdžiui, sakau, net knygynuose būna tos pačios knygos ir net prašiau atrodo jos negu defektų skyriui, nes esu nekartą pirkus, nes ten, pavyzdžiui, būna koks įbrėžimas ar ten dar kažkas. Tai jeigu bijot pirkti iš defektų skyriaus, tai žinokit, nebijokit, nes retai pasitaiko, kad ten būtų jau kažkas baisaus. Kažkada pirkau, man atrodo, vaikišką knygą Dėlionę, tai tada jau ten buvo pusę nuplėšta, bet tiek to. Tai va, tai neleisiu muzikėlių, nes kūdikis miega, ir šiaip, kol aš čia pajunginėsiu viską, tai atsibos visiems. Turiu iš bibliotekos paėmus būtent panašią knygą su Mozartu ir visiems vaikams labai patiko ir klausėsi. Tokios visai raminančios dainas, atsinešiau parodyti su Mozartu, tai labai pasiteisino ir patiko. Tik dabar baigės baterijos. Tai vienintelis trūkumas tokių knygų, kad kažkada baterijos baigėsi ir reikia prisipirkti iš anksto belenkiek. Tai va, tokios, sakau, ramios gana dainos. Čia iš tikrųjų net nežinau, kokios bus, bet ir iliustracijos labai gražios. Tai va, tokia. Tada imam kitą negarsinę knygą, gal, sakau, 2 tai yra. Kas čia lekia? Ir tai svarbiausia, kad būtų tokiem mažiem lėliukam kuo didesnės iliustracijos. Aišku, norisi tokių gražių, nežinau, kur ten daug pripiešta visko ir atrodo, kad tada apsimokės tiek išleisti pinigų kokiai nors knygai. Bet iš tikrųjų tokiem mažiem vaikam, aišku, tinka ir atspausdinti paveiksliukai, ten pavyzdžiui tos knygutės juoda balta, tai jos gana brangiai kainuoja, kiek atsimenu, arba ten galima ne tik, sakau, tokias knygutės, bet tiesiog atspausdinti paprastus paveikslėlius ir rodyti vaikams, nes atsimenu su pirmuoju taip dariau, turėjau atspausdintus lapus ir tiek. O šičia tai va, paprastos tokios iliustracijos, ką daro, galima garsus pamėgdžioti, pavyzdžiui, ką motoroleris daro ir tada ten vaikas turi pasakyti, jeigu jau moka ar supranta kažką, nes dabar tai aišku, kad ne. Bet va, būtent, kad po vieną daiktą, atsimenu,
man atrodo, Aleksandra iš knygų DNR Instagramo būtent rašė, kad turi būti neturi, bet būtų gerai, jog tokie mažiem vaikam būtų tiesiog po vieną daiktą, kad jisai pamato ir žino, arba tu jam gali apie tai papasakoti, o ne tai, kad, pavyzdžiui, prigrūsta pilna paveiksliukų ir jisai jau tada net nežino, kur žiūrėti, nes, nesukoncentruoja tiek to dėmesio. Gerai, atsidusėjo. Aišku, didesniem vaikam, jau pavyzdžiui, mano sūnui, kuriam 6 metai, jau lapkritį bus 7, tai tada tokiem, tokiem jau daug iliustracijų, jie ten jau ieško, žiūri, komentuoja, ten kažką sako, va, žiūrėk, čia ten tas tą daro, tas tą, ir panašiai. Tai jiems jau tokie dalykai patinka. Tada mano didžioji garsų knyga. Tai va, dabar matau defektas. Tai, kad čia suplyšę, bet čia galima sukliuoti. Nes šiaip ši knyga, man atrodo, kainavo virš 20 €, su akcija ten, gal net daugiau. Su akcija, man atrodo, 19, o aš ją nusipirkau už 9 gal. Tai vien dėl to apsimoka. Pavyzdžiui, čia jau matot, kad yra visko žymiai daugiau. Tai čia jau gal tokiem jau truputį vyresniem vaikam, gal nuo metų maždaug, sakyčiau, net nežinau iš tikrųjų. Sakau, kai nesu vaikų literatūros ekspertė, tai sunku kažką baisiai pakomentuoti. Bet irgi spalviškai po vieną spalvą viskas tai smagiai atrodo. Ir pavyzdžiui, man patiko, kažkada buvau nusipirkus abėcėlės knygą ir ten buvo, pavyzdžiui, A raidė milžiniška ir su A raidė ten visokie žodžiai. Tai, pavyzdžiui, parodydavau A, ananasas, A, ten dar kažką ir turėdavo vaikas papasakot, kas čia yra. Tai čia irgi man patinka, kad yra, va, kas čia ir gali, ir taip po truputį lavinama kalba ir šiaip netaip nuobodu tada ir pačiai žiūrėti tas knygas. Tada melodijos prieš miegą. Dėl šitos vis galvojau, ar man tikrai jas reikia. Net nežinau kodėl, nes, galvojau tiek knygų, Tai va, bet vis tiek nupirkau, nes pagalvojau, kad prieš miegą gal visai būtų smagu paklausyti ramiai bent jau kažko, ne tai, kad pastoviai su trenksmu miegoti. Tai čia jau yra tokie ploni, bet irgi atrodo kaip nauja knyga, nes tai tikrai buvo prie defekto. Nes čia, tikrai kaip visiškai nauja, sakyčiau. Nors net nenučiupinėta atrodo. Tai va. Nebent viduje kažkas, bet abejoju. Ir čia jau yra ploni puslapiai. Ir jeigu nori klausyti kažko, tai reikia paspausti, va, kur nata, man atrodo, parodyta. Toj dar surasim ką nors. Va, pavyzdžiui, čia irgi. Tai su tokiom knygom jau yra truputį sunkiau, nes, pavyzdžiui, būtinai jau reikia, kad jos būtų ant kokio kieto paviršiaus jie žiūrėtum, nes mes turėjom, man atrodo, Briedžio leidyklos Gyvūnų karalystė su tokiu tigru pavaizduotu, tai jau ten sunkiau pasispaudžiau, jau ten atsiverti knygą ir iš jėgos turiu ko nespausti taip smarkiai, nes jeigu dar pasidėjęs ant kelių, tai dar sunkiau įspausti tą knygą, tai pavyzdžiui, ant stalo manau, kad visai gerai. Tai va, ir čia dar. Irgi atrodo faina ir kokybiška. Ir sakau, tikrai nesimato, kad čia būtų koks defektas. Ir irgi gražios iliustracijos ir va, ir jau daugiau skaitimo. Tai man atrodo, šita net mano 6 metų sūnui patiks. Ir šita tokia milžiniška, tikriausiai sunkiausia ir svėrė iš visų. Tai fantastiškas autobusas. Ir va, dar yra užklijuota kaina 40 € beveik, 39. Nors mačiau, kad iš tikrųjų knygos LT puslapį buvo 44, bet su akcija ten 33 berods. Ir aš, kai užmačiau pirmą kartą, galvojau, wow, kokia knyga. Ir net neatsimenu apie ką, bet tikrai mačiau daug gerų atsiliepimų. Bet pasižiūrėjus kainą, aš tokia 44 €, labai nesinorėjo pirkti. O dabar sumokėjau gal 14. Tai realiai 30 € pigiau negu pradinė jos kaina. Ir vėlgi, nieko rimta leidykla ir visiškai nesimato, sakau, nebent va šitie, žinot, kaip kampukai būna, bet jie realiai yra tiesiog paprastoje lentynai, būdami visi nusivaro. Tai čia jau tikrai mano 6 metų vaikų iliustracijos nerealiai gražios, dabar kai žiūriu tokios, labai kokybiška knygutė atrodo, tokia graži. Ir
tikrai ne per kartą perskaitysit, nes baisiai stora knyga. Ir tai va, net nežinau, parodysiu keletą puslapių gal, kaip atrodo. Va, čia net dalim suskirstyta. Tai va, jau čia tokia smulkesnė, tikrai ne maniški lėliukui, nebent šiaip parodyt, kai kartu visi skaitom. Ir 4 metų sūnui manau, kad patiks, bet kad įdėmiai žiūrėtų, tai nežinau, gal irgi dar truputį per smulkiai, nors jam viskas irgi patinka. Tai va, ir tada dar kita knyga. Va, taip ir būna, kai tu pinėjai. Dabar mano didžioji garsų ir atradimų knyga. Tai jau kitokia, bet realiai tas pats viskas. Va, ir defektas būtų, nežinau, ar čia sufokusuoja iš viso mano tas knygas, ką aš jums rodau, bet pabandysiu. Ir dar va, čia truputį, bet sakau, čia dėl tiek tai niekur irgi kaina 27 rašo, bet aš mokėjau, man atrodo, 8 su trupučiu iki 9 eurų, man atrodo, nes defektų skyrius. Tai čia jau daugiau irgi su gyvūnais, daug tokių smulkių iliustracijų. Nežinau, šiandien vaikai grįš iš darželio, tai tikriausiai už karto puls ir bus patys laimingiausi. Tai va, čia irgi sakyčiau tokiem, truputį vyresniem vaikam, bet norėjau dabar nusipirkti, nes kažkaip truputį nežinau net ko aš išsigandau, nežinot, atrodo, kad visada, kai augini vaikus atsilieki, nežinau, atrodo, nesuspėjai nieko, nesuspėjai jų auklėti, nesuspėjai mokyti, ten dar kažką, atrodo, toks užsistukęs pats esi, nei savo laiko spėjai skirti, nei tuo labiau vaikam ir toks, nežinau, atrodo, tokia mamiša kaltė pareina. Tai su knygom gal tas pats, nors dabar daugiausiai skaitome iš bibliotekos. Atsimenu, kai buvo pirmasis sūnus, kuriam dabar 6, tai kai buvo lėliukas, ir mažas, jam pirkdavom tas knygutes, tikrai labai įdėmiai žiūrėdavo, ten atsisėsdavom vakarais, ten skaitydom. Dabar irgi aišku skaitom, bet jau iš bibliotekos, nes vidurinis sūnus, jis toks patrakil. Man atrodo, pusė tų knygų, kurias mes turėjom, jisai suplėšė, ten kai varpa, ten nežiūri, viskas vienu žodžiu, plaiksto, skraido ir panašiai. Kai tuo tarpu pirmasis sūnus, man atrodo, gal kokį vieną puslapį yra įplėšęs, bet jau čia maksimum. Vidurinis, žinokit, viską yra sugadinęs ir suplėšęs, tai dėl to dabar nebeperkam knygų, o iš bibliotekos kažkaip sugebam prisaugoti, nes realiai perskaitom, dar kažkiek palaikom, antrą kartą perskaitom, ar ten trečią, jau kiek ten reikia, kiek nori, ir jau tada nunešam grąžin kuo greičiau, kad mes neturėtum ir čia nebūtų nieko, kad nesugadintumėm. Tai va, nebent turim vienintelės Briedžio knygas, ir dar kur esu gavus dovanų iš leidyklo arba autorių, tai tas irgi saugom, bet šitų kažkaip irgi neplėšo, gal dėl to, kad dovana. Bet irgi jos patinka tos knygutės. Aišku, dabar jau jie vyresni, tai taip nenori gal gadintų knygų. Tai va, ir iš Briedžio turim tos tokias mokslinės, kur tokios kaip enciklopedinės, jos apie sportą, apie vandens gyvūnus, apie kiaušinius, apie šalis, apie pasaulio stebuklus. Realiai va šitos reiks kada nors gal video irgi padaryti, pačios realiausios knygos ir sūnui labai patinka, nors skaityti dar tokių raidžių nemoka, tokių smulkių ir tai va. Ir dabar paskutinės 2 knygos, kurios vienintelės buvo ne iš defektų skyriaus ir kurių mokėjau pilną kainą, tai man atrodo kainavo po 15 eurų, mano čia brangiausios knygos, kurios buvo. Tai įgarsinta linksmoji ABC. Šitos nežinau, nes nebuvau mačius jos nei gyvai, nei kažkur kitur, bet va panašiai apie tai ir kalbėjau, kad kai turėjom iš Vaigos leidyklos, tai irgi raidė ir tada su ta raidė daug paveiksliukų. Ir man tai labai patinka, nes sakau, ir tada vaikas gali pasakyti būtent, kas iš tos raidės prasideda. Ir mane tas truputį, dėl ko aš jas pirkau, nes mane truputį prieš tai išgąsdino, kad pavyzdžiui, nežinau, ar aš pati apsileidau, ar tiesiog tada mano sūnui nenuotaika buvo antrajam, klausiau, kas prasideda, pavyzdžiui, iš E raidės. Ir jisai sako dramblys. Ir aš tokia, vienu žodžiu, tai, sakau, toks nesusikalbėjimas ir atrodo, kad nesupranta, ką aš turiu omeny ir visiškai nepažįsta raidžių. Nors man atrodo, kažkada aš jo klausiu ir jisai raidės pažinojo. Klausinėjau raidžių ir jisai man pasakė.
Bet čia kažkokią dieną klausinėjau ir nė vienos nepasakė. Ir aš tada labai nustebau ir truputį išsigandau, nes galvojau, jau čia vėluoju su raidėm supažindinti. O vyresnysis sūnus skaito jau, kaip skaito. Skiminim, bet skaito, tik nežinau, ar dar supranta, ką perskaito. Tai nežinau, čia tikriausiai labai daug ir greitą kalbę varau, bet naujas formatas galima atleisti. Tai va, ir mūsų topinė knyga, kurią jau antrą perku, nes pirmąją, man atrodo, taip suplėšė, kad teko tiesiog atsikratyti jos, nes jau ten, nežinau, kiek būtų reikėję klijuoti, perklijuoti ir ten, nežinau, iš tikrųjų, kur jinai net dingo, man atrodo, kad gal išmetėm, bet kažkaip netikiu, kad aš būčiau išmetus net būtent šitą, kuris, nes realiai, jeigu nuplyšta arba jeigu visa knyga suplyšta, tai bent šitas lieka ir tada gali klausyti. Tai va, mūsų topinė knyga Raidžių namučiai, tai šita, taip man patiko ir atsimenu Radvila vyresnysis sūnus, tai kiek jisai klausydavos, į mašiną pasimdavo ir non-stop varydavo tas raidės ir aš visus eilėraščius beveik mokėjau. Joje Jonas su Justu, Justui ten kažkas ten Jau praėjo 4 metai ar ten 3, tai nelabai atsimenu, bet sakau, taip patiko šita knyga, kad nusprendžiau, jog reikia dar kartą ją nusipirkti ir jau čia mano viduriniam sūnui įduoti ir kartu sėdėti ir klausytis, bet aišku, čia visiems tai eilėraščiai su jais ir vyresniajam. Ir dar mes turėjom panašią tą, kai tik išėjo, kaip vadinas dabar, pamiršau pavadinimą, visiškai užkrito Džirų muzikėlė. Jo, man atrodo, kad taip vadinas, Džirų muzikėlė, irgi nebeprisiminsiu, bet buvom tas dvi pirkę ir pačią pirmąją tą Džirų muzikėlės, tai irgi tai patiko, kur lėtai ir greitai gali paspausti. Dabar jų daugiau yra išėję ir mačiau, kad knygos LT galima jas pirkti rinkiniais, ten pavyzdžiui 5 knygas, ar ten 3, ar ten ir įvairiai jos išrikiuotos. Tai va, ir dar norėjau parodyti vieną, kurią pirkau, tai čia visos iš knygos LT buvo, iš defektų skyriaus išskyrus paskutinės 2. Tai jo labai, labai patinka. Ir dar vieną, kurią pirkau prieš porą dienų, bet aišku, čia jau mokėjau daugiausiai už ją, nes pirkau iš autorės, aišku, reikia palaikyti ir savilaidą. Tai Dainuok kartu, tai nežinau, tikriausiai jau kokias 4 dienas ar 3, kiek mes šitą knygutę turim, klausomės non-stop, kai vaikai iš darželio grįžta. Tai pati autorė čia įdainuoja ir žinot, kas geriausia, kad nereikia baterijų pakraunama, ta prasme, Genius, pakraunama knygutė, nes jau man tos baterijos, nežinau, dar sunku rastas pačias mažiausias, nežinau, kažkaip sunkiai. Ir man patinka, kad būtent po vieną iliustracijos, kur tikrai visiškai tinka lėliukui. Tai va, ir dar, žinot, turėjau tokią, bet irgi anksčiau su Radvila, tokią knygutę, jau vadinasi Pažink, pajausk, palies, gal neprisimenu iš tikrųjų, kaip vadinasi, bet yra jau kokios 5 dalis, visa serija, mes turėjom tik vieną. Man atrodo, su miško ar laukiniais gyvūnais, dabar tiksliai neprisimenu, kur galima paliesti realiai kiekvienas puslapis ir ten to pačiu lietiminė ta knyga, ten skirtingi atseit kailiukas meškiuko ar ten dar kažkas. Ir labai, aišku, ten nieks, man atrodo, nedainuoja, tik paspaudė, pavyzdžiui, ant vilko ir jisai sako tą garsą, kurį gyvūnas skleidžia. Tai irgi labai patiko, nes, pavyzdžiui, atsimenu, kai buvo vaikui 2 metai ar kiek ten, tai irgi paklausti, kas ką sako ir viską atsako ir taip mielai pakartoja. Dabar kaip prisimenu, man atrodo, kažkur dar video turiu, o gal jam net mažiau būdavo, kai pakartodavo. Tikriausiai. Bet tai tada ir išmoko visus gyvūnus, kas ką kaip sako. Ir buvo faina, kad gali paliesti. Ir puslapiai, tikrai ten stori, nes kiekvienas, man atrodo, atskirai puslapis ten turi būtent tą paspaudimą. Nes sakau, kai ploni puslapiai, tai gale tik turi įspausti taip, kad iki galo daeitų. O kai yra storesni puslapiai, tada kiekvieną puslapį labai lengva ten paliesti ar paspausti, nes, realiai vos užtenka touchscreenas. Tai va, tai visas mano holas, kiek čia, nežinau, tų knygų, belenkiek matėt, dabar neskaičiuosiu, ir aišku išleidau, truputį nesakau, vien buvo 2 naujos, o kitos iš defektų skyriaus, tai matėm gal
2 defektai realiai, kur truputį į plyšius ten ta knyga buvo ir ant viršaus ten vos nusilupė, bet realiai čia labai lengvai viskas suklijuojama ir patvarkoma, nes tikriausiai po poros vertimų jos blogiau atrodys negu iš defektų skyriaus su mano vaikais. Tai va tiek. Čia buvo mano haulas, norėjau sakyti unboxingas, bet tai va. Tai pasakykite, jeigu žinot, koks skirtumas tarp unboxingo ir haulo. Tai va, ir tada susitiksim kitą kartą. Šiaip noriu pakalbėti apie per pusmetį perskaitytas knygas. Tai nežinau, jeigu turėsiu valios išstovėti tiek ilgai su lėliuku ir noro ir smegenis gerai dirbs, tada pakalbėsiu. O jeigu ne, tai tada kažkada kitą kartą. Tai va, ačiū Jums ir iki.